Dvasingoms nėra religija. Kodėl? Nes dvasingoms neturi tarpininką tarp resursą, tarp visko tas, kas yra, tarp visos tos energijos aukščiausias, kad yra aplinkui mumis. Tai yra meilė. Meilė yra egzistencijos vibracija. Tai yra Dievas, jeigu nori galite pavadinti. Viskas tas, kas yra. Tavo siela. Nes mes nesam čia šitais fiziniai realybei, gal ir esam kaip patirtis, ir fizinė, bet tu nesi su siela tipo čia kūne. Tu esi kūnas viso šito didžiausiai sielai, šita visa fizinė realybė yra tavo sielos dalis. Religija, kaip ir minėjau, turi žmogų, katras tau pasako, ką Dievas pasakė ir ką tau reikia padaryti, kokias nuodėmes tau reikia atitarnauti, kaip pasakys. Dvasingoms ir susijungėjams su visko tas, kas yra. Grįžėjams į tai, kas tu jau dabar esi. Tau nereik tarpininką, kad tu galėtum pasakyti šitam medžiui, kad tu myli. Tau nereik tarpininką. Religija būtų šitas kunigas stovėtų arba kažkoks kitoks tenas iš visų religijų, jeigu paimtumėm. Kažkas turėtų tau pasakyti, ko tu turi daryti. Aišku, yra šitais pilkų zonų tenais su specifiniam religijom, ką budizmas, taip toliau hinduizmas ir kiti dalykai. Prie tų mes neįsiam, mes kalbam apie dvasingom. Dvasingoms yra grina tiesioginis susijungėjams su visko tas, kas yra. Tai, ko tau reikia daryti, kad susijungtum daugiau? Dėkok! Kaip kiti sako, melskiais. Tai tu pakeisk maldą į dėkojimą. Tai gali būti dėkojimo malda, jeigu nori taip vadink. Padėkok už specifinius faktus kiekvieną dieną, dėl ko tu gali būti dėkingas šiandien. Užsiimk savo aistrą, kiek įmanom daugiau ir daryk ton dalyką, kiek įmanom ilgiau, kai natūraliai tai nukris, užsiimk savo aistrą vėl, kažkas, kas ir tavo aistra irgi. Taip, tu susijungsi su visko tas, kas yra, susijungsi su siela, susijungsi su Dievu, jeigu nori taip vadinti. Mes esam čia. Ir mes keliam savo vibraciją. Ir aš žinau, kad tu keli savo vibraciją. Tu keli savo energiją. Tu kitaip nematytum šitą video, jeigu tu nebūtum susilyginti su būtent šitą vibraciją.